šita byla yra netinkamai išnagrinėta, neapgalvoti aspektai teisėjų, neapgalvota, kad antrą kartą, priteisiant bylinėjimosi išlaidas ir jeigu jos keliauja tiesiai į Laisvės TV, tai yra, panašu į, nežinau, pajamas pagauti realiai, jeigu taip mokesčių prasme pasakyti. Pagauti tai reiškia, kad įplaukia pinigai nežinia iš kur ir jie turi būti apmokestinami pajamų mokesčių, nes tu gauni pajamų iš niekur. Tai štai tokie niuansai kyla čia ir aš manau, kad ir jums linkėčiau, ir advokatam linkėčiau žiūrėti ne tik į tuos materialinius dalykus, kas ką pasakė, reiškia ten ar, svarbu ar nuomonė, ar faktas, bet atkreipti dėmesį į tai, kad Tapinas yra viešas asmuo, ir B, į priteistumo sumas dėl bylinėjimosi, nes realiai, jeigu pažiūrėtumėt, bylinėjimosi išlaidų atlyginimas yra trečdalis visos sumos, kur yra priteista jums, netgi gal šiek tiek daugiau, ten plius minus. Tai yra milžiniškos sumos, 41 000 Laisvės TV ir Tapinui 6,3 tūkstančio, tai 47, daugiau 8 000 eurų. Čia yra milžiniška suma. Ir tada kelt klausimą, tai gerbiamas teisme, kodėl paskirstytos tai bylinėjimosi išlaidos, kai visa byla yra apie Tapiną, bet jo bylinėjimosi išlaidos yra 6x5, daugiau negu 6 kartus. Daugiau negu 6 kartus mažesnės negu Laisvės TV. Ir paaiškinau, kodėl taip yra. Turbūt visi suprato kontekstą bendrą.